Un ciudadano lituano que fue detenido a finales de diciembre ha muerto en una prisión bielorrusa. Las autoridades lituanas solo se enteraron de su muerte después de repetidos intentos de contactar con el detenido. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. Lituania exige respuestas a Bielorrusia por la muerte del prisionero que fue detenido en la frontera entre los dos países en diciembre. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicinė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Según Lituania, muchos de sus ciudadanos se encuentran detenidos en Bielorrusia por diferentes motivos.